įdomus tas gyvenimas kartais. Dirbi ir po 5 minučių sėdi automobilį ir jau pakeliu į žvejybą. Manau, kad ne vienam taip yra buvę. Taigi, tas noras toks didžiulis išgirsti signalizatorių kaukimą, žviegimą ir kova su karpiais nugalėjo. Aš čia prie vandens ir po truputį pradėsiu žvejybai ruoštis, o viską pabandysiu parodyti tuo tarpu ir jums, kaip čia man sekėsi. Ką, pradedam krautis daiktelius. Po truputį pasiruošim žvejybinę vietą. Nežinau, kaip jums, man labiau patinka meškerės ant kuliukų. Aišku, kartais nėra galimybės. Tai tenka ir ant stovo, bet man daug mieliau prie širdies yra kuliukai. Tai šiandien žvejyba mano bus paprasta. Naudosiu Alerakvo peletės. Pagrindas bus taip pat Aiki Bites boiliai. Trikojas. Ne tas, kur greitai šaudo, o ant to, kurio sveriam žuvį. Nes labai tikiuosi, kad bus ką pasverti ir parodyti. Čia kažkas, mačiau, klausit, kur rekomenduokit sverimo maišus. Tai įsigijau žvinius.lt, tikrai labai patogus. Tikrai rekomenduoju. Žuvytė užsisega, nusinešat prie vandenuko, atsegėt, gražiai paleidot. Norit pasidėt ant vandens, nenuskęsta, reikia susirast pypsius. Nes jau kas, bet aš tai mėgėjas primėgt naktį, tai be to niekaip. 3 sezonas Kristal firmos, žvejybos reikmenys.lt. Kristaliukai žviegia, kaukia, 3 sezonas. Svarbiausias dalykas, tai nepagailėkit euro kokybiškom baterijom. Aš kada pats, ne tai, kad pagailėjau, bet nusipirkau prastos firmos, sakykim taip. Išsikrovė labai greitai ir po to, kodėl tai neveikia, labai greitai iškrauna, išsikraudinėja. Ne, susidėkit geras, tvarkingas baterijas ir bus viskas čiki-piki. Ką, meškerytis greit susimečiau be jokių koinyčių, be nieko. Einu dabar pasidarysiu greitai kelias PVA, persimetu ir tada po biškį reikia susitvarkyti, kaip priklauso. Pukutis tim, žvejyboj. Judam, krutam, aišku, oras įdomus, koks čia bus. Ir saulės, ir lietučio jaučiu bus visko, bet nėra blogo oro, yra bloga apranga. Kaip ir sakiau, nieko mandro nenaudosiu, tai Aiki Bites ananasas, Aiki Bites monsteredas. Į koinytę ir Alerakva. Nežinau, matosi, nesimato, 2 mm peletytės. Ir gaudysiu, bandysiu. Pradžia mano bus Aiki Bites monsteredas ir ananasas. Truputėlį pasmulkinam frakciją. Koks grožis. Aiki Bites pasmulkinį kartu su peletėm į koinytę. Koinytės nedidelės. Šį kartą būtinai naudosiu antpirštį, nes užmetimas jau bus virš 100 metrų. Tai norisi, kad pirštukai liktų saugus, o antpirštis, kaip ne vieną kartą minėjau, runingcarp.lt. Matosi. Koinytė mano su Aiki Bites monsteredu ir Alerakvo paletytėm. Daugiau nieko nededu. Pasižiūrėsim, kaip
veiks, neveiks. Jeigu veiks, tai tada labai liuks, o turi veikt. Ojoj. Imsim taktiką, kaip sakoma. Mano taktika, mano manimu, turėtų pasiceicinti. Nu taip va. Čia kaip vienas žvejys sakė, mano taktika yra tokia. Aš manyčiau, kad reikia gaudyti taip. Tai vat. Gaudyti paprastai, va tik kuinytė pavai, viskas, daugiau nieko. Ten šerti aš iš vis nešeriu, tai aš irgi nešersiu. Antras taškelis. Kibaits ananasas ir tos pačios ale rakva peletės. Asmeniškai, va taip, aš jį susikeliu. Kartais naudoju šviniuką, kaip šiuo atveju. Tai jisai neleidžia iškilti labai aukštai kabliui. Stovi. Eisim, persimesim kitą meškerytę. Nu, būtų kaip ir neblogai jau tas išvažiavimas. Kad ir šioks bei toks, bet jau vis tiek būtų neprašal. O, va, prašau, tik tai paleidom, tai jau dabar kava mano atšals. Geri tukės FLO. 3 sezoną. Štai to mes ir atvažiavom. Nesikankintų šitas gražus žvynius. Nu, plauk, plauk. Nu ką, tik užmečiau. Antras važiuoja, vynioje. Nu, žiūrim, kas čia per. O, važiuojam. Važiuojam. Nu ką, turim dar vieną išvažiavimą, kibimuką. Stiprus. Bryte, šitą dalyką turėkit visi gaudant karpius. Matosi antiseptikas. Ten, kur kabliukas buvo, būtinai papurškit, nepagailėkit. Ir jeigu bus ant kūno žaizdų kažkokių ar dar kažko, irgi būtinai papurškit, greičiau augs, greičiau pasveiks ir neįsimės jokios infekcijos. Žiūrėkit, koks gražus žvyniukas. O toks va žvyniukas pasiprašė papozuot. Trauki, nu į padarė buvo geru. Oba. Oba. Ta pati viena jo. O, Jurka, prisidirbt nori. Aš dar pagalvosiu, ar už graibštą imti varžybas. O, o. Jo, šitas neblogas. Nu ką, šitas gražus. Soba. Ich tu pechlon. Geras. Šits. Nu, 10 geras. Užkibo ir Jurijui karpis. Bet sako, žiūriu debesis ir galvoju, kad nelabai spėsiu ištraukti. Schodas? Reikia užmest meškerytę ir kažkaip vyniot iš čia. Nu, toks
Vakaras tamsus. Biški griaudžia, biški žaibo bus. Ką darysi žvejyba? Pukutis Tim sako labas rytas. Toks štai šiltas, gražus, rūke paskendęs rytas pasitinka mus. Paskui pažiūrėsiu, kur čia reikia. Kas vogė. Gražuolis tupi. Čia kolega mano pasislėpęs kažkur tai ūkauna. Pasirodo, ne. Nu ką, bičiuliai, trumpa sesytė, greitas pabėgimas nuo darbų, galvos pravedinimas kaip ir pavyko. Pavyko pagauti vieną, kitą, antrą, trečią karpiuką. Tas labai džiugina. Kitą savaitę čia vyks mūsų Pukutis Tim draugų taurės varžybos. Taigi pavyko prasitestuoti kažkokius skanėstus žuvytėm. Kažkokį taktiką pasidaryti. Nu ir žodžiu, susitiksim jau kitą savaitę Pukutis Tim draugų taurėj. Eiki bičiuliai.